Arčiausiai jūros tiesioginė ir perkeltinė prasme jūrų technikos fakultetas. 8 studijų programos, nuo aplinkos iki laivo inžinerijos. Bet pradėsim ne nuo profesūros ar studentų, o nuo karjeros galimybių. Pirmoji mūsų pašnekovė yra šio fakulteto auklėtinė. Kodėl šiandien moteris, jaunos mergaitės turėtų pasirinkti šį universitetą? Kaip jūs manot? Tai yra, sakyčiau, galbūt įdomiau negu visi dabar pripratę vadybą. Aš galiu pasakyti, kad su šitais duomenimis taip pat galima labai daug pasiekti ir tų pačių vadybinių dalykų ir didelės labai yra galimybės. Ypatingai jeigu pasiseka įsidarbinti tarptautinėje kompanijoje, tai galimybės yra tikrai didžiulės. Ir iš mūsų įmonės labai daug darbuotojų dabar yra pasklidę po visą pasaulį, darbuojasi įmonėse, kadangi Yazaki turi labai daug įmonių filialų, tai mūsų darbuotojai lietuviai labai puikiai darbuojasi įmonėse ir tikrai visi labai giria ir labai džiaugiasi gerų paruošimų, gerų išsilavinimų ir darbštumų. Jeigu taip kažkokiuose pokalbiuose asmeniniuose iškyla klausimas, gal klausia jūsų kolegos, tėveliai kiti, kur leisti savo vaiką, kokią mokyklą, ar patarėte, kad nereikia ieškoti labai toli už jūrų marių? Na, čia, žinote, labai yra asmeninis dalykas, bet žinoma, kodėlgi ne. Visada yra geriau galbūt arti namų, bet šiais laikais aš manyčiau, kad yra ir studijų mainų programos pradėjus šitam fakultete ar šitam universitete visada galima atrasti kažkur tai galimybę ir kitur apsikeisti. Dabar yra tikrai tokios plačios ir didelės galimybės, bet kodėlgi ieškome kažkur labai toli, kai yra šalia toks geras universitetas. Ponia Roma nėra unikalus karjeros pavyzdys. Jūrų technikos fakulteto auklėtinė ir jo dekanė. Aš šiaip esu baigusi laivų mašinų ir mechanizmų specialybę šitame fakultete. Kaip sudėtinga moteriai. Nu, taip tik atrodo. O kas atsitiko, kas gyvenime, kad jūs įstojate į tokią specialybę? Nu, žinot, mano tėvelis dirbo prie laivų remonto ir kažkaip tai visą laiką kalbinėjo, kad sako, tokį sunkiai pramonę nepražūsi. Tai aš tikrai nepražuvau, man laivai patinka, laivų statybos ir technologijos visą gyvenimą mano hobį ir meilę ir taip toliau. Dalyvauju įvairiuose ir tarptautinėse projektuose. Nu, bet dėstyti galima visą gyvenimą. Aš ir dėstau, dar dėstau tiesa laivų statybos ir remonto technologijas, bet kuriuose yra ženkli dalis ir suvirinimai skirta. Aš vėl sugrįžu prie temos, apie kurią šiandien jau kalbėjau, kad kaip moteris renkasi tokią specialybę. Kaip panais laikais sakydom, kodėl nesriuba virti, o suvirinimas metalų. Tai žinot, tuos stereotipus reikia laužyti. Nėra toks jau sudėtingas darbas, ta prasme ir neįveikiamas moteriai. Nedideliai užduočiai pasitelkiama laidos vedėja Giedrė. Nors baigusi šio universiteto menų fakultetą, ji greitai perpranta elektromagnetą ir tiria suvirinimo siūles. Kam to reikia? Ogi tam, kad jei tos siūlės blogos, toli jūroje ir nenuplauksi. Kelių tarptautinių projektų dėka mūsų fakultete buvo įkurtas tarptautinio suvirinimo inspektoriaus ruošimo centras. Mes dirbame su Vokiečių suvirintojų asociacija, gavome jų akreditaciją, tai yra leidimą dirbti. Ir ruošiate specialistus vėl taip pat reikalingus visam pasaulyje, ar ne? Taip, diplomas yra pripažįstamas visame pasaulyje. Kodėl jai davėt baltą chalatą, o man tokį? Aš bijau, Nes viršininkam mes visada dalinam mėlynos spalvos. Aš maniau, kad kraują nesimatytų. Ne, tikrai ne. Tai galim, turėčiau atsisėsti, taip? Taip, prašome tada atsisėsti. Giedrė, prašau, šalia pasižiūrėti. Aš jums neleidžiu dirbti, todėl, kad nenutrenktų čia jūsų elektra ar kas nors. Taigi tai yra tankio matuoklis ir šalia jūs matote švirkštų su mėginiu. Jums reikės tiesiog įvesti į sistemą, taip. Prašom. Čia yra nafta, taip? Taip, tai yra naftos produktas. Naftos produktą aš spaudžiu ir įvedu iki galo galim spausti. Ir dabar start. Kantrus mūsų dėstytojai išaiškina,
Jei tankis neoptimalus, skirsis kraunamo kuro svoris, galimi nuostoliai ir kuro kokybė bus ne ta, kurios reikia. Dabar va, čia gali. Gerai, dabar taip. New test. New test. Toliau irgi continue start. Continue start. Paragaujam? Ne, pajokavau. Čia, žiūrėk. Čia ne vaikų žaidimai. Techniniai parametrai sunkokai į humanitaro galvas lenda. Tad atsikvėpiam į dar vieno profesoriaus rankas pakliuvę. Prie navigacinio treniruoklio žadame pailsėti, o gal net papramogauti. Laivas paleistas. Taip, Dabar duokim greitį jam. greitis čia. Jo. Ir dabar, va čia pas jūs yra kursas. Dabar 91,2, jums reiktų laikyti apie 93 kol kas, 94. Vairas čia. Deja, viskas baigėsi tuo, kad vienas mūsų laidos režisieriaus prašo jo bandymus iškirpti. O Giedrė savo navigacinius talentus demonstruoja visai jūriniai valstybei. Taip, o gazas yra va šitai šitą. Oi, baba, jūs čia iš karto reversuojat variklį. Va čia yra vienas iš esminių dalykų. Atstabdyti jūs galite va šito va. Duodant greitį atgal. Oba, kliuvom. Sekasi mums gerai arba beveik gerai. Ir nors nesame apsupti nei okeanų, nei kalnelių, pasirodo esame jūrinėme slėnyje. Jūrinis slėnis, sakyčiau, tai yra mokslo, studijų ir technologijų branduolys skirtas jūrinės srities mokslams ir technologijams vystyti. Populiariau, jeigu paprašyčiau, kad suprastų ir močiutė. Populiariau tai mes siekėme, sakysim, vienoje vietoje, vienoje teritorijoje apriepti jūrinės sritis, kurioje būtų vystomas, sakysim, mokslai susijęs su jūrinė tematika, būtų kūrimas naujos ir tobulinamas senos technologijos susijusios būtent su jūrinė tematika, būtų kūrima naujos studijų programos, taip pat susijusios su jūrinė tematika. Ir tai naudinga tik Klaipėdai ir visai Lietuvai? Tai manyčiau, kad visai Lietuvai, nes Lietuva vis dėlto jūrinė valstybė, o Klaipėda kol kas, sakyčiau... Tos valstybės sostinė. Sostinė, jūrinė sostinė, sakyčiau taip. Kaip bežiūrėsi, aiškėja, kad esame ne tik jūrinė, bet ir universitetinė valstybė. Todėl, žinoma, nepakenks keli žodžiai apie inžinerinį raštingumą. Detalizuokit, koks tai raštingumas? Taip, tai yra pagrindinis rašto mokslas, inžinerinė grafika mūsų fakultete, nes be jos mūsų laivo inžinieriai, kurie ir praktikai dirba, sakykime, neprojektuoja, vis tiek privalo žinoti, nes privalo susidurti su brėžiniais, tiek įrenginių, tiek statinių. O tai, ką jūs dėstote, sąlytis su jūra, su vandeniu, atrodo toks tolimas? Labai artimas, nes mes visus varžtelius praktiškai ištraukę iš laivų kopijuoja. Ir jeigu jūsų darbas bus nekokybiškai, atliktas jūsų studentų darbas turi veikti. Jo pasekmės gali būti nekokios. Pasakojimas netrumpas, tačiau dar nestabtelėjome aplinkos inžinerijos auditorijose. Dar nekalbėjom apie cheminę inžineriją ir apie jūrų uosto inžineriją nepasakėm. Galėtume jūs pavedžioti po mechanikos ar statybos laboratorijos. Mielieji, čia Klaipėdos universitete galite išmokti ir džiazo, kuris mudviem su Giedre labai jau panašus į jūrą. Todėl dabar kviečiame jūs į Klaipėdos universiteto menų fakultetą. Kaip jūs randate tuos deimančiukus tarp gausybės norinčių šokti kolektyve, kuris turi garsų vardą? Tai taip, ne visai taip yra. Niekas nenori daug dirbti. Ir mes po pirmos pergalės buvo tikslas, kad reikia siekti toliau, nes 91 metais mes patekome į finalą, tai komandos kažką išstūmėm. Toliau buvo tikslas, kad laikytis. 94 metais užėmėm 3. vietą pirmą kartą. Tada buvo irgi tikslas, kad laikytis 3. ir galbūt pavyks nugalėti vokiečius, nurungti, užimti 2. vietą. O paskui tai ir 1 pradėjo kartais pasirodyti tos vietos, va šitaip. Na, iš Vaitiekūno galėtumėt padaryti šokėją? Jeigu jūs labai norėtumėt. Tikrai taip? Nežinau, reikia labai norėti. Darbo, taip.
Gebėjimų reikia turėti, todėl kad vis tiek tai yra artistas, šokėjas, atlikėjas, sportininkas kartu. Daug energijos reikia sunaudoti, todėl kad kartelė pakelta aukštai. Ar jums yra tekę sutikti studentą, kuris sakė, įstojau į Klaipėdos universitetą dėl to, kad norėjau šokti žuvėdrai? Aš tik girdėjau, bet man tiesiogiai nesakė. Aš taip esu girdėjus. Gerai, Valenta, norėčiau patikrinti savo režisūrinės žinias pas jūs. Ar teisybė yra, kad, sakoma, televizijai rodyti reikia gražias moteris ir jūrą, ir tada jau laida yra visada gera? Beveik teisybė, bet reikėtų čia pridėti Klaipėdos gražias moteris, Klaipėdos jūrą, tai tada jau ko gero. Mes turim tą vienintelę jūrą, prie kurios jūs dirba daug metų, ruošiate režisierius. Ar jie reikalingi Lietuvai šiandien? Nepasakyčiau, kad mes baisius korifėjus ruošiam, čia ir yra mūsų ypatumas. Bet jeigu jūs apvažiuotumėt Lietuvą, kultūros centrus, miestelius nedidelius, ten, kur darbuojasi mūsų baigusieji, tai jums pasakytų tie patys ryškiausi šviesuliai, pradedant nuo Skapiškio, baigiant Radviliškio, Alksnupiais ar Butrimonimis, reiškia, kad mes baigę Klaipėdos fakultetus ir mus mokino būti antrais po klebono. Mes atsirandam ten, kur mus pašaukia kur pašaukia uždaviniai, kur iškyla uždaviniai, kurias reikia įvykdyti. Tai vienas iš tokių uždavinių buvo mano surinkti studentai kolegijoje, kurie turėjo baigti, gavo muzikinį ir aktorinį išsilavinimą ir turėjo būti tokie populiaraus scenos, sakykime, muziklo aktoriai. Bet muziklo aktorių per 3 metus paruošti tai yra neįmanoma, kai normalus aktorius per 4 metus paruošiamas. Ar ne? Tai yra, žodžiu, ir mus priglaudė universitetas. Danutė Vaigauskaitė sukūrėsi naują programą, išlyginamąją programą. Mes buvom pirmieji Lietuvoje, kurie gavom universitetinį išsilavinimą, baigę kolegiją, gavom menų bakalaurą, ar ne? Tai čia visų pirmiausia taip aš ir atsidūriau, nes turėjau važiuoti kartu su savo buvusiais aktoriais. Dar viena idėja, kad mes sugalvom įkurti teatrą čia Klaipėdoje, nes kraštas turėtų tapti jaunatviškas, man atrodo, ateityje. Ir mes sukūrėm Klaipėdos jaunimo teatrą. Kodėl tai pavadinom? Nes teatras vis dėlto yra ne vieno žmogaus, ne Masalskio, ne Vaitekūno. Teatras yra sinergetinis kolektyvinis menas, ar ne? Ir visi tarnaujam tam tikrą idėją, kaip orkestras, ar ne? Pokalbis su režisieriumi, kaip sakoma, praėjo savitarpio supratimo dvasia, o štai sveikatos mokslų fakultete nedidelis žurnalistinis netaktas. Neįtin korektiškas klausimas. Ar nesako taip, kad ką tu čia dabar mokaisi tokią nelengvą specialybę, per tą patį laiką galėtum tapti tikru gydytoju? Nevadina jų netikrais gydytojais? Čia negalima taip sakyti, tikras ir netikras gydytojas. Tai yra alternatyvi medicina, irgi žinoma visam pasauliu. Tai kas pasakys, kas yra tikras gydytojas, kas netikras gydytojas. Ar slaugytojas dirba toj pačioj komandai, gydytojas dirba savo darbą, slaugytojas dirba savo darbą. Jisai taip pat gerbiamas kaip ir gydytojas. Būsimų kineziterapijos specialistų ir slaugių praktikos vieta – Klaipėdos jūrininkų ligoninė. Jos vadovas ir sustato visus taškus ant į. Daktarė, pagrindinis žmogus pas jūs yra visada, žinoma, ligonis. Antroje vietoje, manau, kad pagarboj daktaras. Taip. A kurioje vietoje čia studentas atsiranda? Na, studentas turbūt atsiranda tarp ligonio ir tarp daktaro. Kadangi, kaip bebūtų, studentas padeda ir slaugytojai, ir daktarui, o lygiagrečiai slaugytoja ir daktaras padeda studentui. Ir objektas tas pats – pacientas. Studentas Pranas tarp ligonio ir daktaro pabandė įterpti ir laidos vedėją Giedrę. Taip, iš tikrųjų yra numatyta labai griežta tvarka, pavyzdžiui, procedūrų visų padarėme. Tai iš tikrųjų reikia, žinoma, pirmą higieną, tai yra rankas apsiplauna. Švarios jau mano rankos? Taip, jūs dezinfekuojate, galima buvo sudezinfekuoti lygiai taip pat. Pirmą reikėtų sujungti, užspausti
įdurti, bet nepradurti. Čia, oi, čia, žinokit, pamatyti toks. Gal einam kitą. Čia yra įvairiausios priemonės irgi, su kuriam... Čia kas? Insulino. Fenondoskopas. Fenondoskopas. Gerai, o kas šitam atsitiko vargšai? Nu va, šičia yra pas mus vadinama Onutė. Nu, žinoma, gal šukuosena stiliaus gal ir neto. Nu, tai ne į akis, žinokit, reikia žiūrėti. Bet dar, žinokit, labai man įdomu, kodėl čia tiek daug yra užpakalinių dalių. Čia būtent, aišku, jūs labiausiai tai ir atkreipė dėmesį. Žinokit, aš tiesą pasakius visą laiką jau link čia, bet nenorėjau taip tiesiai šviesti. Su jais vyksta kateterizacija. Yra intraveninė kateterizacija ir yra... Rimtai jau silpna, žinau, kaip darosi nuo jūsų tų. Čia yra įvedinėjami būtent kateteriai. Gerai, viskas, ačiū. Silpna man jau šiek tiek pasidarė, dabar viskas labai aišku. Viso gero. Dėkui, viso geriausio. Viso geriausio. Mokslo šventoviai prie jūros Klaipėdos universitetui reikėtų visos laidos. Mes tikimės, kad kada nors taip ir bus.